Pirmas žingsnis yra leisti sau pripažinti, kad jaučiate pyktį. Jausti pykčio jausmą yra normalu, tačiau elgtis vedamiems pykčio gali būti žalinga. Dėkite pastangas padaryti pauzę tarp kilusios minties ar noro veikti ir elgesio atlikimo. Pauzė gali sudaryti palankesnės sąlygas rinktis adaptyvesnį elgesį. Jums gali kilti mintis, o kad viskas būtų taip jau paprasta ir jūs esate visiškai teisūs. Pyktis yra stipri emocija, su kuria yra nelengva išbūti. Psichologas gali jums padėti geriau suprasti pykčio atsiradimo priežastis ir jums būdingas reakcijas, stiprinti pykčio valdymo įgūdžius ir padėti atrasti adaptyvesnius, naudingesnius elgesio modelius, kai aplanko pykčio jausmas.